palikti išvyr. Realiai tai, kas pamatytų, tai pavadintų Kas ir kam už tą butelį pardavė. Čia va yra kelnė. Šiuos ilgai neužtruks. Mūsų irgi taip tikisi. Tiek dulkių nežinau. Tikrai kaimiečiai. Pėlė točkė. Čia laikau, o čia laikau grėblį. Varška, nes bagažinė neužsidaro. Neužsidaro todėl, kad nėra vietos, kaip sukišti giliau tačką, nes šunį prispaus. Tai va, tokia ta gyvenimo kaime idylė. O kelias vis dar šūdinas, nesutvarkytas, jeigu ką. Nu kaip, padžiūvęs biškį geresnis. Ilgesnės net. Tafaulo. Lemba, jie prisipilsi pilna. Kai pirkom lūšnelę, tai pirkom ją prie miško. O dabar vat tas miškas atrodo taip. Ten pažiūrėkit lizdas likęs. Kažkokio paukščio. Čia pirmas kartas, kai ateinu pasivaikščiot. Nuo tada, kai nusipirkom. Nu tai man žiauriai gaila kažkaip po tą mišką vaikščiot, taip iškirsta. Labai. Nu ir problemytė, kaip anksčiau pasakojom, pasekat mūsų istoriją nuo pradžių, kad miško, nu va šitą kirtimo techniką sugadino mums kelią. Tai liūdnoji dalis. Ir susisiekėm su seniūnų kaimo. Tai sakė, mes ne pirmi kreipėmės. Tai pasirodo, galvom, kad čia privatus miškas ir mums buvo sakę, kad žmogelis, kuriam priklausė šitas miškas, pardavė jį už butelį. Nu tai čia iš vis tragedija, man tai čia iš vis tragedija. Na, kosmosas, bet pasirodo, kad bent jau nuo seniūno tai kirtimus čia vykdė miškų urėdija. Tai labai įdomu, kas ir kam už tą butelį pardavė. Ar čia kaimo pletkai, ar čia taip kažkaip iš tikrųjų yra. Klaudijos užsiima kūrybą. Realiai tai, kas pamatytų, tai pavadintų Nes nu nieks normalus žmogus izoliacija neklijuoja stogo skylių. O kodėl tu taip darai? Nes radau izoliacijos? Tokios, jo, stiprios, kur galvoju neturiu. Nes čia prisukinėti nėra prie ko. Nu, prisukau 2 varžtus kiaurai praėję. Prie medžių nėra, nu, toks. Tai aš šitą priklijuosiu, bent jau gal nenuslys iki kito karto. Nu, pamatysi. Aš sakau, nėra nieko, ko nesutaisytų skočius ir zipik. Dar makrofleksas, sakai. A, jo, dar makrofleksas. Tai bus matyt. Bandau pagenėti dar tą obelį už manęs, vat, kur yra.
Aš galvoju, reikia kažkokią lempą į viršų užsidėti, nes aš iš pradžių galvos buvau su tokia lemputė nelabai patogu. Tai dabar tokia truputį didesnė, atsiminiau, kad turiu, užsinešiu ir galvoju, nu tai dabar kopečią statyti. Lipti viršų, prailgintuvą nusitempt, taip, ir po to galvoju, pala. Taigi šitas namas, nu, kaip sakant, tai yra biški skylėtas. Tai žodžiu, sugalvojau cheat mode, kad šitą prailgintuvą netempsiu aš ten per kopečias, o tiesiog va, op. Užsimeti viršų ir ramu. Svarbiausia, kad ant galvos nenukristų. Ava, nu va, ir viskas. Dar vienas skylėto namo privalumas. Paskutinį kartą, kada naudojau, tai jinai veikianti buvo. Taip, nu žiūrim. Pusė veikia. Nu, pusė geriau negu nieko, bet... Nu, dar galim pamėginti sukėsti. Nu, pabandom su šita. Tiek šviesų. O! Kad visi tokie remontai. Realiai nieko netaisai. Nu kaip? Nieko pirkti nereikia detalių. Išrinki, surinki ir viskas šviečia. Čia matosi kažkas mokėsi 6-7 klasė. Fizika. 8 klasė. Sveiki! Einam pažiūrėsim, kaip sekasi Klaudijui. Krūvelė. Auga. Ateina va, darbininkas. Stogo velnės. Pažiūrėk. Nežinau, iki šiol galvoju, kad gal labiausia purviniausia darbas ten buvo viduj. Tiek dulkių nežinau. Net pusės stogo dar nėra. Man tik čia kažkas pavyzdė. Ar paprašiau gal nusirengt? Būtų paprašiau tikrai. Nu, tu eisi padirbėt, nu eik. Kaukė dar. Į pirštį. Pasirinkimas. Ir kaukė, į pirštį. Mūsų ne. Negali. Duok šitą man. Duok. Po to tėvas prisikvėpuos. Šūdo. Jau viską iškrovė? Tu juokauji. Čia net ketvirtad. Nu vat. Gal iki čia. Ir tai nepilnai. Nu čia matai, čia šitoje pusėje jie gal kampuose taip darė, kad tipo neužpūstų, vis tiek vėjas per šonus eina, tai kampuose daugiau to šieno.
O po to apačia samanos, kurios pas mane galvoj dabar. O kad nulipai gali man išpjauti tų medžių medelius, nu krūmokšnus ten pobelim. O tai tu su savo rankytėm. Ten. Nu ten tokie storesni. Man ten bus daug vargo, aš jau pavargau. Jau. Greit. Išpjausiu. Nu, jeigu taip gražiai prašai, gaila, kad dabar tavo veido išrašas nesimato. Čia vat yra kelnė. Tai mūsų įdomu. Finito. Va, sąsiuvinukas. Elektropraktika. Na, pažiūrim. Va, taip įdomiai. Pradeda. Nu, čia viskas rusiškai. Pradžia irgi rusiškai. O, va, paskutinis puslapis lietuviškai. Pratimai 67. Tai gal vis dėlto ir įmanoma per tos 50 metų išmokti lietuvių kalbą. Nu, nugarėlį padėkosiu, jaučiu šiandien man. Tempimo pratimų. Viskas. Galim medituoti. Realiai, kiek čia man atrodo kažkas apie porą valandų gal užtrukau. Ir pusę stogo išvaliau. Nu, dar liko smagioji dalis apačioje visą tą gėrį išmėžti. Einam pažiūrėsim, ką kitas darbininkas veikia. Aš negaliu nupjauti. Kodėl? Jėgelių trūksta? Nebejaučiu rankos ir negaliu ištraukti šitos šakos. Gal reikia nulipti ant viršų. Gal ją pastumti į priekį, aš patrauksiu ir man. Vyksta. Tai aš esu gal stipresnis. Ir šitą galėtum papastėti. Nors dabar nežinau, im palaikyk. Pabandysiu iš ją patraukti. Į ką laikyti tave? Į ką nori. Į geresnį rytojų gali. Va šitą čia. Bet tu nulauši visas kitas. Tuoj kažkas sugalvoja. Nu, va, jinai čia labai vieštoje vietoje. Matau, tai reiktų ten, jeigu tu gali biškį Aš nepasiekiu. Ne, iš apačios ją kelt ir jinai turėtų tai dabar. Va, jeigu. Jėzau, Marija, tu ant manęs užmesi. Sulaužysi visą kitą obelį. Uhu. Nu va, ir visi sveiki. Dangus Ar matos. gerai mūsų padarė? Patiko. Gerai? Puikiai. Tai dar šitą galėtum pabaigti pjauti.
Daugiau negenėsiu tik šitą, nes jau ir taip čia gal nelabai galima genėti tokiu metu. Palikti išvien. Ne, jau medelis susprogęs. Nu va viskas, daugiau negenėsiu dabar obels jau. Rudenį, kas liko. Ačiū. Bardak, straš, tak. Pavedimų gali. Parodysiu, ką pridirbau. Žodžiu. Matot? Praretinau apatinės šakas žiauriai stipriai, bet viršui vat reikia retinti dar daugiau. Tik aš nenoriu vienu kartu ir sakau jau, vat medelis pradėjęs sprogti, tai iš esmės man atrodo ir taip nelabai jau čia logiškai ilgiuosi, kad aš jį geniu apskritai, bet kažkaip labai norėjau pamažinti tų šakų. Tai va, mano mama sakė, kad pro medžių, žodžiu, obelis turi būti išgenėta taip, kad pro šakas praskristų varna. Tai akivaizdu, kad kol kas jai sektųsi sunkiai. Bet esmė yra ta, kad apskritai negalima, kiek aš žinau, nesu čia didi sodininkė, bet kiek žinau, negalima labai daug medelio išgenėti vienu kartu, dėl to, kad sako, kad turi po to jis tas žaizdas susigydyti, taip gražiai sako žmonės. Taip dabar atrodo mano genėjimas. Realiai nieko nesimato. O va čia yra gluosniai. Tai jos irgi labai norėčiau pagenėti, bet irgi jau viskas išsprogę. Tai panašu, kad irgi liks rudens darbas. Ir čia yra duja. Šiaip labai įdomiai atrodo. Ten kitai matot. Tai, aš nežinau, ar mes abudu juos paliksim. Man čia ta žolė, kokia graži žolė. O dabar einam parodysiu, va čia buvo pilna krūmynų. Čia, jeigu neklystu, yra slyvos. Va, 1, 2, 3. Tai palikau 3, nes už šitos yra dar ta didelė. Bet pažiūrėsim, kiek jinai gyvybinga. Tai dėl visa ko, jeigu pavyzdžiui tektų kažkaip, nes grybas ant jos ten kažkoks auga, parodysiu. Tai jeigu tektų išpjauti, tai palikau 3, kad čia gražiai atrodytų. Bet yra problema, kad turim pilną kiemą tokių reikalų. Tai yra, nežinau, ką reiks to daryti. Nes mintis yra tokia, kad mes nenorim čia viso to kiemą suarti. Dėl to, kad man labai patinka gyva tikra žolė, tai yra su visom samanėlėm, su visais ten pienėm, kurių žmonės kažkodėl nemėgsta, žodžiu, su visa gyvastim, kokia yra normali pieva. Ir žiauriai nemėgstu tų tokių tobulų pievelių. O dabar dar pasiėmiau tokį maišą. Ir einu, patvarkysiu po obelim ten, ojojoj, kiek šiukšlių. Metalą bandysiu atskirai sudėti, stiklą atskirai. Čia yra vyšnia. Ir po jai yra toks
kalnelis. Ir man panašu, kad visas tas kalnelis yra pilnas šiukšlių. Nes va, kiek visko randu. Tai ta vyšnė tokia bemirštanti yra. Tai gali būt matyt, kad dėl to ir miršta. Čia tiek randu. O čia va tiek jau pririnkau. Va. Taip įvyksta traumas filmavimo metu. Šiaip iš tikrųjų čia vaidyba nieko nebuvo. Nu nebent. Gal ir buvo. Va. Nesuvaidintos traumas ką tik buvo. Sargi, čia internetas. Nu negazdink. Ko tu bijai interneto? Čiagi ne 220. O čia negali būti kabelis rimtai. Tai čia ir yra rimtas kabelis. 220. Medis gal žemintas už šitas. Va. Bei žeminimo dabar. Šitą vieną išnešu. Siaubas, kaip skaudžius. Tai pailsėk. Kas čia yra šis? Štaip žmonės susinervavę dirba, tada greit daug padaro. O Dievas, kuris dėlynas. Reik dažniau susitrenkt pirštą. Kiek čia matosi, nežinau. Matosi. Gyvenimėlis verda. Jo, uviekas. Galvoju, nešiu kopečias, nes tas lenteles uždaryti kažkaip norėtųsi, bet patogiai žiūriu krūvas, ko pabandysiu, gal ir kopečių nereikia. Nu, kaip sako, čia laikinai, tam kartą. Panašu, kad truputį darbus reiks pristabdyti. Lyja. Lyja. Sakyčiau, kruša. Nu, tokia. Labiau lyja gal. Jo. Pasislėpsim biškį. Op. O, panašu, čia va taip atbėga į priengį. Svarbiausia, ne į trobos vidų. Tolumoj matosi giedra, tai gal čia tikiuosi ilgai neužtruks. Mūsų irgi taip tikisi. Krūvelė baigta. Nu va, kai naujai gimęs, galim varyti miestą. Bišk pasišukuoti reikia ir let's go. Ties. Super. Tai tiek reikalų šiandien iš Lūšnelės ir ačiū labai, kad kantriai laukite mūsų naujų epizodų. Spauskit like ir subscribe, mums tai yra beprotiškai svarbu, o jeigu turit klausimų, tai tikrai jų labai laukiam ir pasistengsim juos atsakyti komentaruose arba kituose video. O mes atsisveikinam jau iš labai vasariško Lūšnelės kiemo, tai kitą kartą jame čia ir susitikime maždaug po mėnesio. Ate.